sunki diena, iš tikrųjų turėjo būti lengviausias skrydis, 50 minučių, bet gavos visa kelionė 12 valandų turbūt, tai aišku išvargino, bet viskas gerai, svarbiausia skridom saugus ir turėsim pasiruošti ir rytoj treniruotę ir pasiruošim rungtynėm, manau. Kaip keičiasi tie planai, kad nepavyko atvykus pasidaryti treniruotės, kaip planavote iki tol? Turėjom atšaukti treniruotę, kuri turėjo būti šiandien, turėjo būti atsistatymo treniruotė, teko ją aišku atšaukti, nes atvykom labai vėlai, bet rytoj turėsim treniruotę. Tai manau, kad spėsim viską išsianalizuoti varžovus ir pasidaryti gerą darbą prieš rungtynes. Lukai, kalbant apie žaidimą, jau 2 savaitės dirbate su naujuoju komandos treneriu. Ką pavyko treneriui nešti ir kokie pirmi tie žaidimo pokyčiai? Treneris, aišku, treniruočių dar trūksta, bet visi, kai žiūrim video, analizuojam, treneris stengiasi išsiprašyti, ko nori. Tai jis nori, kad žaisime greitai, kuo greičiau, mėgsta aikščiai turėti du gynėjus, tai tiek turbūt, bet šiaip, aišku, kreipia dėmesį į detalės mažas, tas irgi labai svarbu ir tiek. Aš aišku mėgstu greitesnį krepšinį, man tai yra didžiulis pliusas ir gaunu minučių daugiau šalia Evanso ir žaidimas greitas, man tai tik tai nauda. Čia treneris su kai kuriais jau spėjo pašnekėti, gal ateis ir gal pašnekėsim ir mes dar yra laiko. Penktadienį laukia Barcelona, visai nesenai Kaune su šią komandą žaidėte ir nedaug trūko iki pergalės. Ką galbūt galima pasiimti iš tų rungtynių ir kokį žaidimą Barcelona demonstruoja šį sezoną? Demonstruoja bangotą žaidimą, turbūt pradėjo sezoną labai gerai, po to įkrito į dobelę kažkokią, bet po to vėl grįžo, tai aišku pas jų labai daug talento yra, tai tas ir bus svarbiausia pristabdyti greitą krepšinį jų, nes žaidžia labai laisvai. Tai čia ir bus mūsų svarbiausias dalykas rungtynėse.